Zuikės. Mes esame zuikės, mes nenugalimos, mes geriausios, mes numeris 1. Valio! Taigi, merginos, pirmoji treniruotė. Pergalė. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės pačios geriausios. Merginos, ar galiu praktikuotis be galvos? Smalikai, laikas priprasti treniruoti su galva ant viršaus. Bet ji tikrai sunki. Gerai nusiim, bet žinai, kad per varžybas nusimti jos negalima. Ačiū, merginos, jūs labai malonios. Taigi, merginos, antras šūkis. Kamuolys skrisk į lanką greičiau. Pirmyn. Kamuolys skrisk į lanką greičiau. Mes palaikome savo draugus. Pergalė su mumis, sėkmė su mumis, krepšininkai nugalės visus. Oi, Dana, prastai treniruojasi. Smalikai, aš iš tikrųjų esu naujokė komandoje ir dar nežinau visų šūkių. Nesijaudink, Dana, po repeticijos su tavim pasirepetuosime. Dana, aš tau nepavydžiu. Merginos, pakvieskime Bigą ir tegul jis atneša man šalto limonado. Puikiai idėja, jau skambinu. Ar galiu gauti didelį puodelį? Aš labai ištroškau. Puiku, Bigai, tegul Žuža pagamina mums 3 paprastus ir 1 trigubą limonadą ir lauksime treniruočių kambaryje. Įdomu, ar jie jau paskelbė rezultatus, kas bus klasės vadovas koridoriuje? Ne, Diana, šiandien tik skaičiuojami balsai. Įdomu, kas bus klasės vadovas? Tikrai ne katės. Katės ir klasės atstovai neina kartu. Merginos, įsivaizduokite, jos pasirinktų mane klasės atstovų. Smalikai, tu per daug svajoji, tai per didelė atsakomybė, nemanau, kad tu su tuo susitvarkytum. Aš galiu susidoroti su bet kokia užduotimi, pamatysite, merginos. Klasės atstovė tikrai bus viena iš mergaičių. Gerai, dar kartą skanduokime pergalę. Skanduoti, kol lauksime savo limonado. Pirmyn. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės pačios geriausios. Mokytojau Maikai, šiandien bus suskaičiuoti balsai ir sužinosime, kas bus klasės vadovas. Turime kuo greičiau sužinoti, kas yra klasės atstovas. Stela, ar jau žinai, kas bus klasės vadovas? Merginos, ne, šiandien tik skaičiuojam balsus. Norėčiau, kad tai būčiau aš, norėčiau, kad tai būtų Loren. Taip, tikiuosi, kad klasės atstovas aš irgi bus vertas. tikiuosi. Sveikos katės. Stela, tai kas bus klasės vadovas? Šiandien, merginos, sužinosim. Šiandien koridoriui paskelbsime balsavimo rezultatus. Kantrybės, kačiukai, kantrybės. Mes kantrios. Įdomu, kuri Kikimora taps klasės vadovė? Tikrai ne viena iš mūsų. Tikėkime iki galo. Mes tikimės. Merginos, jaučiu, kad būsiu klasės vadovė. Nagėjime, išbandysiu save tame vaidmenyje. Einam. Buldogai. Ką? Klausykit, šiandien sužinosime, kas bus klasės vadovas. O klasės vadovė bus Loren. Taigi klausykit, ką ji jums sako. Štai kaip viskas vyksta. Jūs būsite atsakingi už šlapę valymą klasėje. Ir jūs taip pat laistysite augalus. Ir jūs taip pat nutrinsite kreidinę lentą. Ar tu klasės vadovė? Ne, tada tylėk. Dar net klasės atstovas neatstovaujo, jau duoda nurodymus. Galbūt vienas iš buldogų bus juo. Galbūt aš, berniukai, balsavo už mane? Aš tikrai ne už tave balsavau, balsavau už save. Zakas yra klasės atstovas. Buldogai, jūs mane tikrai erzinat. Ir mus. Tu irgi mus erzini. Gerai, susitarkime. Jūs mums netrukdat, o mes jums netrukdom. Net jei tapsi klasės atstovai, mes neleisime gėlių tau. Tikiuosi, nebus klasės vadovė. Mes irgi to tikimės. Erzinantis buldogai. Jei tapsiu klasės vadovė, turėsit problemų. Erzinančios krepšininkės bjaurybės. Nesu tikras, ar Loren bus klasės atstovė. Einame pamoką. Ar aš padavėjas, ar kaip? Bigai, tai zuikių šokėjos paprašė, tad pirmin. Eik, pirmin. Nesuprantu. Palaukite, jie atneša merginoms limonadų į treniruočių salę. Įsivaizduok, taip, Žuža mane verčia. Mūsų mergaitės kaip princesės limonadai treniruočių salėje. Taip, mes irgi to norime. Norime, kad į krepšinio aikštelę būtų atnešta limonado. Nesulauksite. Ne, palauk, zuikiai yra šaunus. Kuo mes blogesni? Krepšininkai, šaunus vyrukai. Bigai, tu vis dar čia? Nagi, nešk limonadą į treniruočių salę. Aš tai darau. Gerai, dabar turime treniruotę, tad atneškite mums limonado ir šokoladiniai spurgai. Ir tegul Bigas visą tai atneša į krepšinio aikštelę. Ant padėklo su servetėlėmis. Draugai, dabar būsime kaip zuikės. Taigi niekas jums neatneš jokių limonadų. Vaikinai, neišprotėkite. Fui, o mes išprotėsim. Taigi nešk iš kavinės, turiu tvarkytis, juos pagamin. Oi, vaikinai, laikas eiti. Žužai siutusi, baisu. Paf, paf, paf. Jūs, vaikinai, išprotėjot, bet man patiko ta pup dalis. Merginos, atsiprašau, aš vis dar nelabai moku. Nesijaudink, Dana, tai tavo tik tais 5. treniruotė. Dana, mes tave visko išmokysim. Knop, atsek man užtruktuką. O, Smalikai, tau reikia merginos. Ir nėra nei vienos vertos. Ką, rimtai? Na, po dienos manęs niekas kitas netraukia. O, Diana.
Smalikai, gal pasilaikyk tos juokelius savo. Merginos, limonadas. Pagaliau ačiū, Bigai. Galėjai atnešti ir po mėnesio. Citrina. Man patinka rūgštų skoniai. Man taip pat citrina yra mano mėgstamiausia. Kur mano didelis puodelis? Niekas man nepasakė apie didelę taurę. Meluoju, Bigai, sakiau 4 paprastus limonadus ir 1 trigubą. Šį kartą viską paliksiu ramiai, Bigai. Kitą kartą 3 kartus bėgsiu limonado. Smalikai, nusiramink, štai tavo limonadas. Gerai, atsiprašau, bet aš nepadavėjas. Bigai, ar tau patinka arbata? Patinka? Ir atnešk limonado. Mes repetuojam ir čia labai karšta, neturime laiko eiti į jūsų kavinę. Ir paimk didelių puodelių, šis tinka tik gurkštelti. Atnešiau limonado, jūs visi ant manęs puolate. Kas jums daros? Nieko savo, Smalikai, tu tikrai gali pralyti. Kodėlgi jums visiems nepabandžius, gurkšniai bus dar didesni? Taip, Smalikai, tu teisus. Taigi, klasė, mes ilgai laukiame. Šios akimirkos šiandien sužinosime, kas bus klasės atstovas. Draugai, galite pradėti mane sveikinti, aš būsiu klasės vadovė. Nesvajok per daug, Loren. Draugai, suskaičiau visus balsus šioje dėžėje ir jau žinau, kas bus klasės atstovas. Ir tai nebus Lorena. Ką? Kaip tai? Oho, galbūt tai aš? Valio! Ir ne jūs, katės. Valio! O tai gal kažkas iš zuikių? Mario, atspėjai, ar žiūrėjai į dėžę? Ne, aš nežiūrėjau, aš tik spėju. Ar girdėjai, klasės atstovas bus iš zuikių? Taip negali būti, jos net nenorėjo būti klasės vadovėmis. Oho, panašu, kad kažkas vis tiek už jas balsavo. Gerai, nevilkinkime, Stela, tai kas bus klasės atstovas? Klasės vadovė bus Dana. Ką? Nesąmonė. Ole, mes visada galime sutarti su Dana. Palauk, Šonai, Dana bus mūsų lyderis? Labai keista kažkaip. Tai nepakankamai vertinta. Ką nesuprantu, kas iš jūsų balsavo už Daną? Ne mes. Nesvarbu, bet Dana surinko daugiausiai balsų, taigi šiandien turime pasveikinti naująją klasės vadovę. Taip, Stela, ir mums reikia padėti Danos nuotrauką koridoriuje. Suprantat? Tai padarysiu, mokytojau Maikai. Draugai, nematau jokių laimingų veidų. Manau, man bus lengviau su Dana. Dabar Dana bus atsakinga už tvarką klasėje. Gerai, sutvarkėme klasės atstovavimą, dabar grįžkime prie pamokos. Ar galime atšaukti pamoką? Taip, su šia naujiena nieko neprisiminsiu. Išsiaiškinsiu, kas balsavo už Daną ir su tuo susitvarkysiu. Žene, gal turėtume nutraukti šį tyrimą, vakar dėl to pakliuvom į bėdą. Negaliu patikėti, tiesiog negaliu patikėti. Gerai, merginos, mums reikia susidraugauti su klasės vadove. Mums reikia susidraugauti su Dana. Velnes! Gerai, nesuprantu, draugai. Ar kas nors nori pamoką vesti vietoj manęs? Gerai, Blondė, eik prie lentos, prašau. Kodėl Blondė, kodėl aš? Nes tu daugiausiai kalbi ir daug nusišneki. Blondė, dabar tu mūsų mokytoja. Klausyk, Arbainiau, tau į akį pataikėt? Taigi ką man daryti, mokytojau Maikai? Išmokyk juos visko, ko norėjai. Gerai, mokytojau Maikai. Taigi, vaikinai, dabar manau, kad Dana tapo klasės vadovė nesąžiningai. Taigi siūlau surengti protestą. Ojojoj, Blondė, tai ne pamokos tema. Mokytojau Maikai, tai iš tiesų aktuali tema, ji aktualesnė nei bet kada anksčiau. Gerai, Blondė, supratau. Sėsk, tęskime mano pamoką, gerai? Protestuot! Mes negalime apsieiti be direktoriaus. Draugai, aš pritariu direktoriui. Protestuot! Ar jūs visi išprotėjot? Išprotėjot. Stela, tai kokios naujienos, ar žinome, kas bus klasės atstovas? Taip, ir tai tu, Dana, sveikinu. Dana! Sveikinam, dabar esi klasės vadovė. Dabar visi manęs nekęs. Pamiršk apie visus, tu esi klasės vadovė, buvai išrinkta. Ei, merginos, kaip limonadas treniruočių salėje. Skanu. Oi, Dana, tu dabar klasės atstovė? Patikėkit, aš vis dar šoko būsenoj. Dana, tau pasisekė, bet aš maniau, kad Dana nori būti klasės vadovė. Na šūnu, Dana, sveikinu. Beje, mes visi balsavome už tave. Krepšininkai tave palaiko. Oi. Vaikinai, aš dabar laisvas. Smalikai, mes kalbamės, liaukis mojavęs rankomis. Diana, nufotografuok mane, dabar aš klasės vadovė. Dana, leis man tave nufotografuoti. Mergaitės, įsivaizduokit, mano sesuo yra klasės vadovė. Dana, dabar turi atrodyti kaip klasės vadovė, rodyk pavyzdį visiems. Dana, didžiausias sėkmės. Ar girdėjai apie klasės vadovo įvaizdį? Nesijaudink, Stela, Dana atrodys geriausiai kaip ir tu. Viskas užteks, laikas persirengti. Dana, šiandien tavo iniciacija, vakare lauks staigmenos. Be jokių staigmenų, vaikinai. Nagi, Dana, laikas persirengti. Vaikinai,
kokie buvo tie juokeliai apie limonadą? Kas čia per reikalas? Kad Bigas tau treniruočių salėje atneša limonado? Kas per reikalavimas, mailikai? Tai merginų reikalavimai. Ir Bigas atnešė 5 limonadus. Tiesiog prisipažink, kad negavai jokio limonado. Jie atnešė, pasigėrėme visi. Paprašiau 3 limonado, jis man atnešė mažą. Oi, koksai jisai negeras, zuikių reikalavimai blogi. Gerai, vaikinai, šypsokimės ir žaiskime. Žinoma, susitikime krepšinio aikštelėje 23 valandą. Žaisime iki ryto. Atsineškite vandens ir sumuštiniu. Einam. O, Dana! Merginos, kaip aš atrodau? Atrodai puikiai, Dana. Šį kostiumą apgavau savo. Anksčiau svajojau tapti klasės vadovę. Net mano bateliai, jie tau tinka. Dana, kaip jautiesi? Merginos, jaučiuosi puikiai. Svarbiausia, kad visi mokiniai mane priimtų. Kur jie dings? Jie tiesiog nesuvokia, kokį puikų klasės vadovą turės. Bet žinai, nevadovauk mums. Mes esam komanda. Merginos, laikykime temos. Gerai, merginos, dabar seksime Danos pavyzdžių. O ne. Katės, turime jums pasiūlymą. Puiku, koks jis. Mes daugiau už jūs nebalsuosime. Klasės vadovė jau išrinkta ir tai Dana. Įsivaizduokit, Dana. Visi žinom, kad Dana yra klasės vadovė, bet mes galime padaryti taip, kad būtume prieš tokią klasės reputaciją. Ir jei susirinksime pakankamai balsų, ji bus pašalinta iš pareigų. Nepavyks, jos nuotrauka jau koridoriui. Lauksime, kol Dana suklys, o jei jis suklys, tada galėsim balsuoti. O jei ji nesuklys, ar jiems žinai bus klasės vadovė? Merginos, turime veikti kuo greičiau, kol Dana nepradėjo mums vadovauti. Arba bus vėlu. Krepšininkės, mes turime lankyti savo pamokas. Mokytojų Maikai, tai neteisinga. Merginos, kas vėl neteisinga? Neteisinga, kad Dana tapo klasės vadovė. Kur jūs žiūrit, mokytojų Maikai? Ji nesugebės susitvarkyti su savo pareigomis. Manau, kad ji tai padarys, bet jei ne, tada galėsime apie tai pasikalbėti vėl. Gyvenimas nėra teisingas. Susitaikykit su tuo krepšininkė. Šioje akademijoje niekas jums nepasiseks. Gerai, krepšininkės, eikit, mes turim mokytis. Mergaitės, jei kačių mergaičių nėra su mumis, tai mums padės buldogė. Draugai, susipažinkite su ją. Klasės vadovė Dana. Draugai, tikiuosi, kad pamilsite mane kaip klasės vadovę. Būsiu maloni ir gera. Dana aukštesnė už mane ant šių platformų. Šaunuolė, rytoj einam apsipirkti batų. Dana, mes už tave balsavome. Tik pažiūrėkite į Danos avalynę. Ji nori būti aukštesnė už visus. Ji tiesiog nori į visus taip žiūrėti. Tiksliai apsirengus. Dana, džiaugiuosi, kad dabar būsi mano asistentė. Buldogai, nematau laimingų veidų ir plojimų. Draugai, dabar visi klausimai skirti Danai. Nemanykit, kad vien dėl to, jog ji jaunesnė gali nepaisyti jos taisyklių. Šiandien Dana visas taisyklės iškabins koridoriui. Draugai, šiandien turite susipažinti su taisyklėmis. Gerai, nufotografuok man taisyklės ir atsiųsk jas SMS žinutę. Gerai, susipažinkime. Dana, sėkmės, tikiuosi, kad susitvarkysi su savo pareigomis. Dana, jei jau ką, tai mes esame tavo draugai. Žodžiu, merginos, pirmas žingsnis, norint išlaisvinti Daną iš klasės vadovės pareigų, susidraugauti su ja. Aha, turime jai dovanoti dovanas, būti labai malonios. Mes tai darysim, o tada, kai Dana pradės mumis visiškai pasitikėti, mes ją demaskuosime. Jei Dana man ką nors pasakys, aš greitai pastatysiu ją į vietą. Toks ir planas. Ji ilgai neišsilaikys kaip klasės vadovė. Taigi, ar Dana pasiruošusi priimti jūsų sveikinimus? Ačiū, zuikės mergaitės. Ir nepamirškite. Dana yra ne tik klasės atstovė, ji taip pat yra mano asistentė. Jei Dana turės kokių nors problemų su ko nors, aš tikrai įsikišiu. Ačiū, Stella, vertinu tavo palaikymą. Visada laukiama Dana. Taigi ką, draugai, pakalbėkime apie tai, kieno idėja buvo balsuoti už Daną. Na, mes visi nusprendėme balsuoti už Daną. Žinome, kad su Dana galime viską išspręsti. Dana iš tiesų yra šauni mergina. Aš su Dana puikiai sutariu, pažįstu ją nuo vaikystės. Oi, baik, nesipuikuok tik tai. Tikiuosi, kad Dana susitvarkys tokią poziciją, nes tai nėra lengva. Danai puikiai seksis. Draugai, šios pergalės proga kavinėje ruošiu desertų stalą. O, tai skamba nuostabiai. Oho, tai šaunu, tikrai, vaikinai, pažiūrėk. Taigi, draugai, ką manote? Ar Dana bus gera klasės vadovė? Rašykit komentaruose. Spauskite like, prenumeruokite kanalą, spustelėkite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate! Nėra tokio dalyko kaip geras klasės vadovas, ilgai neužsibus vadovaujanti.